grįžti šiandien per 3 sostinės iš dabartinės Vilniaus, senosios Trakų, į buvusiąją, savo dvasia visada gyva Kaunu. Sakant, ką tik tai Žalgirio rungtynių į šitą erdvę, tai aš noriu pasakyti, Kaune, žinokit, knyga yra vertinama su kažkokiu savotišku patosu ir savotiška meilė. Kažkada dalyvaudamas Hansa dienose ir stebėdamas žmonės, kaip jie elgėsi, tai grįždavau, žinokit, ašarodamas. Prisipažinsiu, kodėl. Eina moteris, smetoniškai apsirengusios, su šuniukais, skrybėlaitėmis, prieina prie knygišių stendo ir eilėraštis paklausė. Sako, aš vakar sukūriau eilėraštį apie knygą. Tai šiandieną, matydamas tokią jūsų daugumą, negaliu nesistebėti ir nepadėkoti, kad atvykus. Nes mums, kurie riša knygas, kurie tą daro, tai yra labai svarbu ir kurie demonstruoja be abejo. Nes, be žmonių kas tai būtų. Dėl to labai ačiū Čiurlionio muziejui ir direktoriai, kurie pastebėjo kažkur mūsų parodą, pamatė ir davė tą impulsą. Aišku, Biblijos draugijai, mes be Jerminos rūpesčio, be minties, jau beveik 20 metų bendraujam, ir mūsų Biblijai 20 metų davė sutartis. Tai, sukaupė tą mūsų fondą, čia yra darbai rišti per beveik 20 metų, praėję ne vieną parodą, kai kurių žmonių, kurie šitą yra iš tos knygos jau yra iškeliavę, Anapilin, dėja jau matot, kaip gyvenimas greitai bėga, ką tik buvo jauni prieš 20 metį, jau pasirodo gerai paėjo. Tai ta mūsų gildija, šiuo metu mes turim 20 žmonių, dauguma yra bibliotekininkai, muziejininkai, restauratoriai, dailininkai, knygos grafikai, bet mūsų gildija taip pat yra ir 3 žmonės iš Kauno. 3 žmonės? 3 žmonos, 3 žmonės, taip. 3 merginos yra, kurios viena iš šiandien pas jūs dirba muziejuje. Tai tikiuosi, kad Kaunas kažkada turės savo atskirą gildiją, nebent Vilnius Kaunas apsijaunų miestų. Reikės nepaskirstyti. Tai dabar toj parodoj jūs pamatysit keletą dalykų, kaip jie dėmesį, kad kai kurios knygos yra labiau papuoštos, kai kurios knygos yra santūresnės, kai kurios knygos yra tokiais, šiek tiek keistokais apdarais, keista forma. Tai čia daugiau restauratorių, kurie nagrinėdami, restauruodami senas knygas, susiduria su tom senesnėm formom, su apkalais, užsėdimais. Ten tokia viena knyga, kaip Kapšas yra pagal 15 amžiaus knygą padaryta. Yra knygų tokių lengvos, jos įrištos, bet jos lengvai, čiupinėti, vėl kaip jūs knygas, pačiupinėti, bet, akimis. Aišku, ta mūsų veikla nesisėja jau tik tai su Biblija, kaip knyga. Jinai siejasi su Biblija kaip kultūros palikimai. Ir pati Biblija kaip raštas, ir pati knyga kaip civilizacinis produktas, tūkstantmečius skaičiuoja. Mes patys dabar, pavyzdžiui, rišant knygas naudojam panašias priemonės įrankius kaip prieš 1000 metų. Siuvimo rėmas ir panašiai. Beje, jūs patys galėsite ateiti į vieną mano edukaciją, laiką mes patikslinsim, bus muziejaus paskelbta puslapyje. Tai su edukacijų supažindinsiu trumpai su knygnešystės istorija, su kai kuriomis knygomis, rekonstrukcijomis, ir mes ten pamėginsim pasidaryti nedidelę odinę knygą, tai bus labai įdomu. Dabar perduodu linkėjimus nuo Trakų istorijos muziejus, kuriame dirbu, direktorės vardu. Noriu pasakyti vieną dalyką. Trakų istorijos muziejus parodos atidarymo metu dovanoja vieną vietą mūsų rengiamame projekte LDK Senoji kunigaikštystė, kuris vyks birželio 3-7 dienomis Trakų pusiasalio pilyje. Viskas įskaičiuota, išskyrus kelionę pirmyn atgal. Informaciją aš pateiksiu turbūt direktoriai
Tai jūs vieną gavote. O dabar jūs galėsite kreiptis ir, kad nebūtų korupcijos, aš čia nedalyvauju, jūs pasirinksit vieną žmogų iš Kauno ir kartu su Jonu galėsit patys atvažiuoti. Net vieną, tai būsite du. Dėkojame jūsų vardu. Kokį dalyką. Niekas negimė mokėdamas, niekas negimė skaitydamas. Na, gal yra tokių vietų, bet aš nepažįstu. Niekas negimė nei geras, nei blogas. Ne? Mano mama amžinatilsį taip sakydavo, kai auga jaunimas, maištauja, bręsta. Na, jam tas nepatinka, eiti į bažnyčią, ten keltis anksti ryte, kamgi čia įdomu vaikui, ar ne? Tai sakydavo taip, kad taip, sunku vaikelį, bet bažnyčia tai nieko blogo nemoko. Na, Biblija taip pat, viskas, kas joje surašyta, žiūrėkit, perkelta į mūsų ir kodeksus, ir konstitucijas, ir taip panašiai. Mūsų tikintyšių gildijos narių, tie apdarai, kaip mes pavadinsim, tos įrišus, jie visi yra su siela. Kiekvienas žmogus prisiliesdamas prie Biblijos, jisai nesiliečia kaip prie paprasto daikto. Jisai vis tiek perteikia savo mintis. Plius Biblija įpareigoja. Tai yra tekstas, tai yra istorija. Na, tu negali, netgi, gal tu norėtum labai ten kažkaip jau išsišokti, bet nepadarysi performance. Arba tas performances bus, tarkim, ne vietoje, arba jisai kažką išeis. Tai ten yra gan santūru. Aš, pavyzdžiui, įrišus, aš asmeniškai, neįsižeiskit, skirstau į kelias kategorijas, į vyriškus, moteriškus, ten jie skiriasi savo formomis, lengvumus, jeigu kam bus įdomu, na, prieisiu, paaiškinsiu, kodėl. Atrodo viskas, tada pamiršau pasakyti vieną dar dalyką. Žinokit, Trakų pilies, Pusiasalio pilies bokštai tai rekonstruoti. Visus kviečiam, gegužės 17 dieną aplankyti nuo 17 valandos Pusiasalio pilį, visiškai nemokamai. Aplankyti N edukacijų, ten bus, toj programa bus paskelbta, sekite mūsų puslapį, ką tik sukūrėm naujienlaikraštį, labai toks žodis, naujienlaikraštį, norit užsatėm net arbatą, jeigu ką, pasigersim. Bet jau dabar prieš muziejų dieną, prieš muziejų naktį, dar čia, 17. Tai 17, čia bus penktadienis, jūs irgi darysite. Tai žinokit, galima atvažiuoti ir pasvažinėti. Šiandien atvažiavau Kauną per 40 minučių ir galvojau, kad nespėsiu, bet čia, nežinau, čia labai gerai sutvarkyta, čia puikus privažiavimai. O tai aš tada pabaigsiu, kad Biblija ne muziejinė knyga, ją reikia imti ir skaityti. Tai linkiu to visiems. Tai ačiū labai, ačiū Dievui,